Šiandien keliausiu į patį sunkiausią serverį Minecraft'e – 2B2T, kuriame nėra jokių taisyklių. Gavau užuominą, kad šiose koordinatėse manęs kažkas laukia. Turiu sužinoti, kas tai yra. Ką? Stiklas? Ha, taip tau reikia. Duosi tuos sparnus, kur turi rankoj. Bėgam greičiau, kad jis tai pamatė, kur mes esam. Čia, greičiau. Sau. Taip ir galvojau. Aš esu Keo20, čia mano pasaulis ir kviečiu apžiūrėti mano namus. Gerai, mano sekantis projektas yra nukasti šitą visą kalną. Kitka, nežinau, bus tiesiog lygų ir galėsiu statyti, ką noriu. O, žinutę gavau. Phoenix, koordinatės, ką tai reiškia? Ai, žinau, čia yra koordinatės, kurios yra šitam serverį. Priemu tavo šitą iššūkį ir vis tiek geriau negu kasti šitą kvailą kalną. Gerai, mes esame serveryje. Kas čia per kalėjimas? Čia niekur nėra kur eiti. Aš nežinau, kiek laiko užtruks čia įsikasti. Many months later. O, pagaliau. Taip ir galvojau, kad čia yra išėjimas kažkur. O, ne, ir zombius girdžiu. Čia kažkoks didžiulis pastatas. Gerai, mūsų planas nusileis žemyn. Eikti savo. Viskas, daugiau reikia nenukris žemyn. O, zombi, o, skeletukas čia bėgam. Tai yra 2B2T serveris, kuriame galima žudyti vienas kitą, griauti vienas kito bazės, netgi hackinti. O pabėgti iš pradžios yra vienas sunkiausių iššūkių. Reikia saugoti žaidėjų ir jų paliktų spąstų. Ok, tai pradžiai mums reikia tiesiog susirasti Nether portalą, nes tada bus daug lengviau su juo keliauti tolyn. Nice, ten yra vienas. Kartu keliaujam, nemuši manęs. O, gerai, mes draugiški. Kur aš esu? Man reikia kažkokių blokų, kad eit kažkur. Va, šitą dirtas. Eik, savo nukrit. Gerai. O, ne. O, aš toj numirsiu. Viskas. Neturiu ką... O, kas tu? Labas. Jau, nežudyk manęs. O, duodi man maisto? O, ne, jis pat pasėmė. Jis tiesiog turi žiauriai daug čestų, kuris veda mane. Ok, mes labai aukštai kylam. Jis čia mane atvedė ant greitkelio, čia prie pat bedroko viršui. Ką, duodais man nemokamų itemų? Eik, savo, ačiū. Thanks, legend. Oi, vos nenužudė šitas piggynas. Tiesiog aš einu toliau. O, žiūrėk, čestas. Čia žiauriai gerai, kiekvienam ender chestas yra atskiras. Ir kad ir kur pasaulyje atidarytum, visur rasis tos savo itemus. Gerai, tai pasidam viską, ką turėjom. O, labas. Tu mane nužudysi ar duosi itemų? Ačiū tau. Auksinis obuolys. Ir jis tiesiog pabėgo. Tai pasidam atgal tą obuolį. Pasiemam šiek tiek maisto. Kitas dalykas. Šitam serverį yra padaryti greitkeliai į visas puses. Kad būtų kuo lengviau keliauti didelius atstumus. Va taip atrodo žemėlapis. Tos juodos linijos yra greitkeliai. Kodėl aš keliauju pragare? Dėl to, kad pragare 8 kartus greičiau keliauju. Pilna visų ženklų pridaryti. O, ne, mane vejasi jisai. Gal kai kurie vejasi, kai kurie ne, aš nesuprantu. Gerai, kad turiu maisto, nes kitaip neišeit man bėgti. O, kažkaip tokia magma. O, ne, šitą, eik, savo. Pusė gyvybė, kerta išėda hitą. O, ne. O, aš jau taip toli buvau nuėjęs.
Nu ir keista čia, okei. Gal ten bus kažkas gero? Pala, ar aš girdžiu avį? Teik čia avyje. Jeigu aš gausiu pakankamai vilnos, tai galėsiu pastatyti lovą, nereikės iš naujo bėgti. Ne. Gerai, ar man pavyks iššokti? Yes. Ką? Stiklas? Ateik čia, kiaulė. Aš turiu stiklo. Ha, taip tau reikia. Ženklas Adam Rak. Kas jis toks? O jis. Labas, aš draugas. Duosiu tuos sparnus, kur turiu rankoj. Davėjai man sparnus? Man reikia bėgti greičiau iš čia, kol jis neatėjo jį pasimti iš manęs. Bėgam greičiau, kol jis nepamatė, kur mes esam. Čia negalima bus praeiti, reikia atgal eiti. Reikia atsarginti, tik nenukristi į čia žemyn. Greičiau. Taip, ir galvoju. Užteks kvailioti. Laikas susiimti ir rimtai pažiūrėti šitą iššūkį. Visų pirma, man reikia žemės, kad galėčiau, kai pateksiu į pragarą, pakilti iki greitkelio. Tada man reikia maisto, kad galėčiau visą laiką bėgti. Ir kai tai turėsiu, tada reikia surasti pragaro portalą ir pragare tada pakilti iki greitkelio. Čia tiek daug ženklų, kad reikia savo padėti vieną. Jeigu rasit šitą ženklą, tai padovanosiu jums kebabą. O ne, vėl tos kiaulės. Vesi? O ne. Žiūrėsim, kaip veiksi šitą kliūčių ruožą. Ok, pabėgom. O, kas dabar? O, aš atmušiu. O, sorry. Gerai, einam šiek greičiau, kol dar nenumirėm. Pala, aš atsimenu šitą vietą. Ir atsimenu šitą vietą, kur numiriau. Kaip man apeiti jos? O, jis leis mane. Gerai, statom tiesiog sieną. Yes. Jau, čia mano maistas iš prieš tai. Nepatikėsit, bet atėjo čia bandyti leisti į viršų. Ok, kur mes esam? O, geras ženklas. Iškart žinot, ką matau? Medį. Pirmas medis per tiek laiko. Pagaliau galiu susikraftinti dabar normalius įrankius. Pradedam nuo pikekso. Ironas. Gerai, čia bus mano laikina bazė, kur galėsiu viską susikraftinti, ko man reikia ir pasidėti daiktus. Gerai, krosnis, skydas, kirvis, geležinis kristukas. Galvoju, pabandysiu čia užsiauginti ką nors. Arba kam auginti, jeigu maistas pats pas tave ateina. Tu ne maistas. Tu maistas. Žirklės, šarvai. Patai. Duok man vilnos. Oi. Manau, kad reikėtų lovą paslėpti truputį kur nors nuošaliau. Jeigu numirsiu ir atsiresponinsiu, čia bus skrynia su daiktais, kurių man reikia. Tai visų pirma kirstukai. Ir tada iškepam ir pasidedam akmenį čia. Ir taip mano lova uždaryta. Va dabar jau jaučiuosi normaliai pasiruošęs pasiekti savo tikslą. Žiūrint į žemėlapį, aš esu visiškai prie pat. Taigi, subscribinkit, jeigu norit pamatyti mano tolimesnius nuotykius. Beveik! Čia! Bus mano draugas? Ką? Nesąmonė, kur aš esu. Tai yra mano Obsidian tvirtovė.